Tai va, sveiki į trečią vlogą. Šiandien lipsim į šitą kalną. Ir ten galit matyti yra kavinė, kiek supratau. Tai jo, šiandien tikslas užlipti šitą kalną. Labai didelis, bet kaip nors. Turėtų užtrukti 7 valandas. Bet ne vieni einam, bus linksmiau, bet bus lėčiau. Čia buvo sunkiausias kelias, nes reikia eiti realiai palei kraštą, maždaug taip. Aš dabar ant tilto stoviu. Ir yra challenge'as, bet ir vėl eilinį kartą sutikau senį, kuris tiesiog ramiai galėjo praeiti šitą kelią. Labai crazy, vyresni people čia. Kol kas vienas geriausių žygių. Labai gražu yra, kad ruduo ir labai daug gražių vietų ir tokių ekstremalesnių pavaikščiojimų, toks kaip tikras haikas pagaliau. Ir yra labai gražių vietų, tokių kaip pusiau krioklis, pusiau upelis. Žiauri nice. Ir kai ruduo, labai gražu. Jau nuėjom apie pusę kelio, man atrodo. Aišku, dabar liko labai stati įkalnė, nes ten yra kalnas, kur turim atsirast. Daug nuėjom, vaizdai gražus, bet jo, nėra labai lengvas, bet nėra labai sunkus. Bet trunka ilgiau nei tikėjaus. Gal dėl to, nes pasiėmėm kitų žmonių ir jie lėčiau. Lėtesnį tempą turim. Bandėm skaičiuoti, kad bus lėtesnis tempas. Bet žymiai lėtesnis tempas. Tai žymiai lėčiau einasi viskas. Nes planavom grįžti ant saulėlydžio jau namo. O ant saulėlydžio būsim tik ant kalno. Iš dalies gerai. Blogai vienas dalykas tai, kad tamsoje reikės eiti atgal. Bet turim flešus telefonuose, tai chill. Nelabai ką turiu parodyti čia toks. Šitas kelias yra toks, kur eini, matai tiesiog mišką ir paskui bus wow, viską pamatysi. Neapsakomai gerai atrodo. I think I'm gonna do another video. This view is nothing with the other. Aukščiausia kalno vieta. Jūs net neįsivaizduojat, kaip sunku buvo. Jūs tik pažiūrėkit. Tenais toli yra mašinytės. Ir aš ten buvau. O dabar aš čia. Pažiūrėkit, kokios gražios Alpės. Wow. Čia yra neapsakomas vaizdas, žinokit. Ir žinot ką? Tobulas sodiukas.
nepaskaičiuota su laiku. حيت انا علاش انا the only reason تاعمو. ما تسنيتش is for you حيت Šalta انا nėra. oh my god Stengiaus. You're fucking mad. Stengiaus nepersirengti, kad nebūtų labai šlapia. Tai pradėjau su maike, nes šiaip šiltą dieną. Buvau suprakaitavęs, tada atvesau, tada užsidėjau megztinį. Ir jau viskas. Jau kai užsidėjau megztinį, kelio atgal nėra. Reikia ir likti su megztiniu. Bet užsidėti džeketą būtų way too per karštą. Jo, tai dabar buvo nepaskaičiuotas laikas ir buvo nepaskaičiuotos netikėtos aplinkybės. Tai labai blogai matos dabar kai kurie vaizdai. Bet vis tiek, man viskas matos. Jau visiškai dėl savęs ir čia, wow, čia yra cool, jūs pažiūrėkit. Čia yra aukščiausia kalno vieta. Ir čia tik pradžia. Čia tik pradžia mano buvimo Austrijoje. Žodžiu, gavau siuntą iš tėvų. Parodysiu unboxingą, bet pirmas dalykas yra šitas. Čia yra mikrofonas. Tai dabar pabandysiu užsidėti, prisijungti ir pažiūrėti, kaip veikia. Aišku, aš supratau, kad su mikrofonu daug ko nefilmuosiu, nes, reikia pasiruošti kažką filmuoti, kad žinot, kad reikės mikrofono. Pas mane dažniausiai yra random su mastu filmuoju, tai kai kur bus turbūt geresnė kokybė, kai kur ne. Ir šiaip įdomu pažiūrėti, ar gerą kokybę. AliExpress'as 7 eurų gal buvo. Čia yra 2 mikrofonai. Gerai, žodžiu. Mikrofonas yra ten. Toks kokybė iš pačių geriausių. Aišku, mokėjau 7 eurus. Čia ko norėtų. Unboxingas. Tokioj gražioj dėžėje atėjo siunta. Aš žinau, viskas, kas turėjo būti. Tai yra pigskinas. Biškai išsiliejo vienas dalykas. Ten nesvarbus yra. Dabar galėsiu praktikuotis tatų. Muilas. Būtent tatuiruotėm. Tai va šitas išsiliejo, čia vanduo. Arba šitas. Muilas sumaišytas. Tada atėjo mikrofonas, aišku. Nežinau, kaip jums parodyti. Žodžiu, atėjo visos reikmenys tatų. O mašinėlės lepios kažkur guli. Evam tokia mašinėlė čia. Adatos. Tai yra medaus gavau. Tai labai nice. Jo? Toks unboxingas. Ką galiu papasakoti, tai dabar antra diena po žygio. Tas žygis buvo daug kitoks nei tikėjaus. Nes šį buvo planuota per 6-7 valandas. Nuo to išėjom pirmą. Ir turėjo būti 3,5 pirmin, 3,5 atgal. Ir buvo 2 žmonės, mergina ir vaikinas, kurie pervertino savo galimybės. Žygis nebuvo žiauriai sunkus. Bet jie taip sustresavo, tai buvo taip, kad atsiskyrė 2 panos nuo mūsų, jos nuėjo tiesiog ant kalno. Ir aš su Paulium likau, su tais, kurioje lėčiau, nes mes organizavom viską ir mes turim mapą, mes turim viską. Ir negalim palikti tiesiog. Einam. Ir labai dažnai sustojam, labai lėtai viskas einasi, mes jau suprantam, kad grįšim tamsoj tikrai, nors tikėjomės grįžti ties saulėlydžiu. Ir ten buvo taip, kad jie pradėjo jau pyktis. Mes Paulium nieko negalim padaryti, mes net neturim ką pasiūlyti eit atgal, negražu. Tiesiog visiems eit atgal, tikrai neįsiu atgal. Ne. Ir toks, kur ten balaganas prasidėjo. Ir pastoviai sakydavo, tai jeigu jūs norit, jūs galite eit. Tai ant čia galo mes tiesiog su Paulium pradėjom eit. Dar vienas kartu ėjo su mumis. Tie 2 liko apačioj. Ir jie galvoja, taip, kaip grįžti. Ir mes ten pradėjom bėgti, nes jau saulėlydis artinosi. Ir ten kuo toliau, to statesnė prasidėjo vieta ir mes ten turėjom bėgti. Kaip sunku buvo, kaip skaudėjo visus raumenis. Užbėgom, nepataikėm ant saulėlydžio normaliai, bet dar nebuvo tamsu bent tiek. Tai labai gražu buvo, labai gražu. Ir ten prasidėjo didelė drama, nes tie 2, jie irgi užlipo paskui į viršų. Ir jie supanikavo, kad jie mirs. Nežinau, kurioje vietoje pagalvojo, kad jie mirs. Ir jie paskambino rescue teamui. Ir žodžiu, jie taip ir pasakė, kad mes galvojam mirsim to.
Tai žinot, kaip būna su pagalbom, jie tiesiog atvarė policiją iš tos namus. Turėjo apklausinėt, kad sužinotų kuo daugiau informacijos apie tos marokiečius. Ir tada paskambino jam atgal, sako, bus 5000 eurų, kad jūs išgelbėtume. Ir tada ten ant visus žmonės, kokios įmanoma, pastatė ant kojų, kad tik juos kažkaip iš ten išgabentų. Ten taip nebuvo sunku. Tu pailsi kažkiek ir tada eini. Tai aišku, jie ir nevalgė, ir nei biškio nepasiruošė, įsivaizdavo, kad eisim tiesiog pasivaikščiot. Tai labai buvo juokinga situacija. Nu, man juokinga, jiems nejuokinga. Tai aišku, buvo smagu, nes labai žinom, ką dabar kvies, ko nekvies. Vaizdai žiauriai gražus irgi. Vienintelis minusas, kad šitas kalnas, kai lipi į jį, nieko nematai, tu praktiškai tiesiog visą laiką būni miške, tik ant galo pamatai viską. Tai kiti kalnai bus tokie, kur lipsim ir jau proceso eigoje matysim, kad lipam, matysim visą vaizdą, tai bus gal įdomiau. O jos galvau, kad labai skaudės, bet jos tiesiog, ne tai, kad skauda, bet jos tokios pavargusios. Ką aš dar galiu jums papasakoti. Šiaip rutina nėra įspūdingai kažkom kitokia, negu Lietuvoje. Tiesiog mokslai, grįžti, pavalgai, nueini pasportuot, viskas. Tam ir baigėsi diena. Tai kad nieko įspūdingo nėra. Kartais tiesiog nueinam pahaikint, mes galim. Ir jo, realiai tiek. Dabar bandysiu prisiminti, kaip tatuiruot. Nu, prisiminti aš prisimenu, bet pasipraktikuot, tada kokį crazy padaryti sketch ant pafikskino ir ištatuiruot. Tada noriu tatu ant savęs pasidaryti. Tai manau, bus kažkada video, kaip tiesiog darau tatu ant savęs. Šiaip crazy, tu dabar nesakysiu kokią tatu, bet esu sugalvojęs idėją, visai labai man patinka. Jeigu nepatiktų ir nesidaryčiau. Tai, bet ten reikia dar biškai padailinti eskizą, maketą, nežinau kaip pavadinti. Ir tada jums parodysiu tatu darimo procesą. Sveiki. Šiandien bandysiu patekti į pilį. Tikiuosi matysi gražių vaizdų, geras oras. Tai turėtų būti visai cool. Gerai, pasirodo buvo nemokamai studentų kortelė. Ir jeigu bus tokie, kaip čia rodo, aišku, ne viskas įdomu, bet tokie, kilsim liftu. O. Gerai, čia yra visai cool. Tai galiu parodyti, kaip dripino tais laikais. Tai va. Neradau niekur, kiek jie sveria. Visai biškis storas buvo, nes pilvo turi. Yra šitas. Šitas biškai kupročius. Ja, čia va taip va jos darydavo. Čia jau matau keikia, kad blogai daro. Čia va patranka. Jo, bet kietai toks dripukas. Halloweenui visai nieko. Čia va turim patranką. Bajava. O šitas, čia nežinau kas. Aš labai tingiu skaityti. Aš mačiau, kaip jis mėta maistą. Ta obuolį, kur turi rankoj. Ai, čia granata. Tai jis ten pradėjo žongliuoti ir numetė. A čia pilis, va, gražiai nupiešta. Na, 1508 metais jie turėjo tokį outfitą, kaip rodžiau. Nu, reikia paspaudėliot. Nu, arba nespaudėliot. Neveikia. Apgavo, neveikia. Čia galėčiau skaityti istoriją, bet aš labai tingiu ir man nėra, kad labai įdomu. Čia va taip veikia. Čia yra šita. O ten, kur rodžiau, ten kilograminiai sviediniai dedas. O čia dedas sviediniai. Tokia va, pilį turi. Neiškirto medžių ir nesugriuvo. Kalnas jau.
Radau fitą grinai savo. Va. Aš nežinau, ką šitas žmogus daro. Bet jis daro. Tai jiems skirtingos kojinės. Čia gal klaunas? Nežinau, ką reiškia tas žodis, bet čia parašo, ką reiškia šitas outfitas. Nuo žodžių. Šitas kietesnis outfitas. Pirštinaitės. Su širdutėm. Čia va matote karį. Su kardu. Ir su savo princese. Va taip apsirengus. Vyro vis tiek kitesni outfitai. Pažiūrėkit. Bum. Visai patogus armoras. Kietas va su širdutėm dizainas. Na, pys. Daugiau neina padaryti. Va. Toj. Rock and roll. Iškilūžęs mano mažylis. Palaukit. Va. Gal ir ne taip keičiau. Va panorama. Oi, kaip šviečia saulė. Nu gražu. Geroj vietoj ta pilis. Nesąmonė buvo kankinimo kambarys. Geriausia vieta šitoj pili kol kas. Ir negalima filmuoti. Gal išeis paskui, bet nelabai noriu rizikuoti. Taigi čia strečino body. Čia kaip kanarėlė laikė. Čia jie kankino tai žiauriai. Čia išvirdavo žmogų. Čia tiksliai nesupratau. Čia va raganas degindavo. Čia galvas nukirdavo. Kirvis irgi specialus. Čia uždėdavo ant galvos. Ir tie spygliai sutraiškydavo, kaip iš pjūklo filmo. Čia pirštus nukirpdavo. Čia štai įkiša į burną. Ir atidaro. Ir tada išplečia burną. O čia prirakina. Ir pila vandenį į burną. Ir jis turi gerti tiek, kad tiesiog paskęstų. Jie kankint mokėjo visai, čia žinokit mokėjo. Ne veltui čia tą pilį statė, kad pakankint žmonės. Žiūrėkit, aš nesuprantu, į ką jie čia šaudo, į sieną. Jie biškai nemąstė. Kam šaudyti į sieną? Koks yra tikslas šaudyti į sieną? Aišku, patrankos kietos čia visokiausių yra tokia, yra va tokia. Dar yra tokia va, čia va gali paimti, jeigu nori. Yra tokia, tokia, tokia. Nu, o va šitą va cute, čia jaunuoliai šaudydavo, kur negalėdavo šaudyti iš didesnių. Tekdavo jam šitą. Tai šitą tai į sieną šauna, šitą tai nemokėjo šaudyti. Šitą va, vis tiek kreivai. Nu, aš tikiuosi rasiu bent vieną, kuri protingai pastatyta. Šita turi potencialo. Jo, šita va šauna. Šita gera. Katra dar čia gali šaut. Nu gerai. Nu, šitą biškį kabina savo pilies. Tai šitą pem. Ir tada... Ai, aš jau matau. Ojei. Nu jo. Nemokėjo ją statyti patrankų normaliai. Čia jau gražu. Čia jau nebekankina žmonių. Čia toks va cute. Everyday life. Pažiūri, sėdi sau į kalną. Spėjo nebuvo tas laiko. Aš manau buvo. Tu galvoji čia naujus dalykus statyto? Ne, jie paliko autentiškai viską. Visus va turėklus, nesunku buvo su tai šarvais vis dėlto eit. O kaip saulė šviečia. Va, sodas buvo pilies. Romantiškas sodas. Ten matau yra vitražai. Taip jie vadinas. Jau atrodo vitražai. Tai toj parodysiu. Čia va augina augalus. Bet kaip matot, nieks jų neprižiūri, dėl to jie visi nuo vyto. Nu tu ko norit, nuo štukas nuo 1500 metų iki dabar prižiūrėti augalus biškai sunku yra.
Sunku. Čia pilis didelė. O kas čia? Vėliavą neturėjo savo. Ai, ne vitražai, čia tiesiog nesąmonės. O, žiūrėkit, šitas gėlės prižiūrėjo. Tai va, 500 metų va šitai orchidėjai. O, žiūrėkit, rožės. O, rožytės. Turbūt, nežinau. Bet va čia. Šitą Andrijų skryžių gėlę. Nebent gražesnė rasiu. Radau gražesnį, taip, never mind. Va šita va graži. Šitą ir prie namų mes turim. Ten babytė dirba. Šaunuolė. O biškai šalta, jinai nežino, kad jai mėgoti, reikia turbūt atsiskyrę. Bet va cute. Oi, tai va šitą Andrijų skryžių gėlę. Va. Tai pas mus prie namų irgi auga gėlės, kuriams 500 metų. Kur? O, bet tu didelis buvo. Čia nežinau, kažkokie keisti menai. Kur? O! Ei, tik nufilmuot norėjau. Kur? 2? O. Vienas. Vienas ten, žiūrėk ant sienos. Kur? Ui, šitas koks didelis. Vienas apačioj, žiūrėk, žalesnis. Va, žiūrėk, lipo ten sieną. Nu gerai, labai daug driežų čia. Jiems labai patinka gėlės, jie saugo gėlės. O žiūrėkit, kas čia? Žodžiu, surinkam 100 000 peržiūrų ir paragauju šitą. Nežinau, kas čia. Rašo rožė, bet rožės neturi vaisiaus. Va. Ai, pas mus šitas savo. Dar nevalgys. Rūpužė. Bet šiaip toks sodukas. Šį aš kažkada, kai užauksiu, irgi turėsiu savo pilį ir tokį vasodą pasidarysiu. Gražesnė, aišku, nes čia biški tokia ne prie meno darė, bet... Jo. O, tulinys! Wow. Jeigu surinkam 150 000 peržiūrų, lipu per šitą tvorą, kur turbūt negalima eit. Šiaip ženklo nėra, kad negalima. Ir eksplorinu pilies šachtas. Galvojau, nebebus gražių augalų, bet jūs tik pažiūrėkit. Wow, kokio grožio. Nu, tiesiog visas gražias gėlės skiriu Andrijai. Bet wow, šitą gal šešėlę reikia. Damn. Cute. Tai va, nėra tas tunelis, kur štuka 500 peržiūrų, bet vis šitas, pamatysit dabar, kaip atrodytų ėjimas. Cute, va, žalias, žilčia, samanoja, gėlės auga. Wow. O taip va, jie vaikščiodavo. Bet jie aukšti buvo, nes šiaip dažniausiai, jeigu randi tokį pastatą, užsienį, būna žemos lubos. Čia jie apgalvoja, kad žmonės į ūgį auga. Va, dabar mes esam čia. Ui, tai čia žiūri ilgas tunelis. Damn. Nu gerai, nepagalvoja, vos netrinka galvos čia. Čia pagalvoja, bet tai perėjimus tai blogus padarė. Bet tai pažiūrėkit, viduramžiais buvo apšvietimo sistema. Čia visai neblogai. Protingesnį nei galvojau. O, lygina. O tai kaip čia veikia, Pauliau? Nes jeigu tu čia torčio įdėsi, kad apšvietimas būtų, tai išdegina orą ir nėra kaip kvėpuot. Tai iš manau pro tarpus visai, jeigu nesakymai. A gal jie tiesiog torčio, žinai, kol kai eina, tada čia lyderis. A, nu gal. Gerai, trenksiu galvo ir netrenksiu. Ne, čia 2 metrų, jie paskaičiavo, buvo 2 metrus atidėjo. A, nu štai tais laikais dar mokėjo skaičiuoti. Nu, jau mokėjo, ne dar mokėjo. Jaučiuos kaip per Outlastą arba kaip būna ligoninėse vežioja žmonės per tos tunelius savo. Panašus vaibas.
Jo, ligoninės turi tunelius tarp pastatų. Pas mane mieste irgi turi ir labai panašaus, žinok, stiliaus. Nėra labai jauku. Praktiškai nesiskiria niekas. Kalne, žinai. Nu, ne kalne, bet... Ui, kasgi čia? Čia, man atrodo, serijus darė. Wow. Jau prie išėjimo. Čia, įvykta. Oi, čia kaip... Čia jau turiu pasilenkti, čia jau turiu. Čia per sistemą. O čia pasirodo visas šitas malūnas skirtas tam, kad iš šulinio vandens paimtų. Turėjo būti didelis kibiras. Va taip va atrodė. Nešė šulinius ir kasė. Radom kažkokią vietą. Jie tais laikais snaiperius turėjo. Ir šautuvus. Nesuprantu, kad čia per viduramžių laiką, jeigu šautuvus turėjo. O, tualeto šepetys. Na, žiūrėkit, granatų irgi turėjo. Nu, geras. O paduodavo kartais. Fortepijoną turėjo. Bet labai jau sudėtingai atrodo šitas. To dar outfituką parodysiu jums. Dar vienas naujas. Tuoj. Biškį painu. Va. Bet čia man atrodo moteriškas. Arba vyriškas. Nežinau. Gerai, vyriškas. Ai, čia šitas. Dėm, čia ir kepurė yra su tom plunksnom. Nu kiek tai. Net nežinau, kas jie tokie. Kareiviai turbūt buvo. Čia va matot kasdienį gyvenimą. Toks va outfitas. Kambarys. Nu, nėra labai didelis. Cute. Šiaip šita pilis šio miesto yra geriausias dalykas, ką aplankėm. Kultūriškai. Nes kalnai tai nelabai kultūriški. Daugiau nelabai ką galima rasti. Čia visokiausių yra, ko aš jums nerodau, nes aš pats nelabai suprantu. Pavyzdžiui, čia. Gerai, tai ką radau. Yra kietos šūdas. Voveris. Labai atrodo daug kas tikra. Gali būti čia iškamšos. Bėbras. Net nekomentuosiu daug, nes nežinau daug pavadinimų. Reikia surasti kokių cute. Vola. Šarka. O, šitas kitas. Erelis. Čihuahua. Arba taip sakant, skunkas šeškas. Genys. Geniukas Vudis. Erelis. Šitas atrodo kietas. Bet šitas bombastiškas. Ja, daug maž viską ir parodžiau. Kietas kambarys, šitas kambarys man patiko. Šitas muziejus šiaip atrodė mažas. Kai pradėjau nueiti, ko tolyn to didin. Wow, pažiūrėkit. Cool. Aš nežinau, ar čia galima vaikščioti. Jo? Lemba. Šiaip labai kietas bokštas. Jei kažkada kažkokiu būdu būsit Kuštaine, rekomenduoju. Man yra labai keista, kad bokštas liftą turėjo tais laikais. Įsivaizduojat, 1500 ir jie liftą turi. 1500 ir liftą turėjo. Ai, naujais laikais pastatyta pilis? Ne, parašyta 1500. Ir ginklus ir viską, wow.